Labai džiaugiuosi, kad jūs mus priėmėt, o prieš jūs čia, ką jūs matote, tai yra pats gražiausias Tauragės regionų turizmo paslaugų tiekėjų žiedas. Tai visi tie žmonės, kurie daro mūsų kraštą gražesnį, patrauklesnį. Ir mano tikslas, kad jūs vieni su kitais susipažintumėt, bendrautumėtės, dalintumėtės ir savo mintimis, savo idėjomis. Ta sodyba gimė tokia, nebuvo kažkokio čia didelio verslo plano, tiesiog čia kaip ir mūsų protėvių žemė, mano seneliai, mano mama čia užaugus. Išpjovėm nereikalingus medžius, krūmus, atsivėrė šitie vaizdai ir tada kažkaip nusprendėm, kad kažką galbūt daryt, galbūt pradžiai savo kažkokies vasarnamį pasistatyti, bet taip po truputį, be jokio verslo plano kažkas statėm. Gal dar biškelį, o taip ir kažkas gavosi. Pirmas žingsnis grįžtam į Lietuvą ir tas toks sugrįžimas turi būti kavinė, bistro, bet ne mieste, nes miestas mums nelabai buvo prie širdies. Tai žinojom, kad laukuose bus kavinė, po to kas toliau, lavandų ūkis. Nesvarbu, kur esam, bet jeigu mes suteikiam tą gerą kokybę, tam klientui jisai visada tave ras. Savivaldybė nuolat investavo į piliakalnius, į pilis, į takus, kūrė tą būtent turizmui palankę aplinką. Ir tada, kaip matom, pradeda plėstis, kurtis nauji ir privatus objektai. Mes esam ne fabrikas, ne gamykla ir netgi ne įmonė. Mes esam ūkininkai, esam šeimos ūkis ir perdirbame savo ūkyje gautą pieną. Esam džiovinukų gamintojai, mūsų šeimos verslas ir džiovinam skanėstus iš augalų. Ir kalbam apie džiovinimo meną, kaip sodo ir daržo gėrybės paversti sausainiais. Investuojam į tai, kad gali žmogus ne tik tai, kad aktyviai pramogauti, bet ir tiesiog pasivaikščioti. Mes prieš 23 metus pradėjom su vyru nuomoti baidares, nuo pirmų mažų žingsnių. Atsirado dar viena veikla, kaip plavėte Dobilų slėnis su nameliais, pristatom Šilalės kraštą, populiarinam jūros upę. Aš manau, kad tokių susibuvimo, pasisėdėjimų reikia. Ir tiesiog, kuo mes dažniau susijungsime, kuo mes labiau bendrausime vieni su kitais, pasidalinsime gerą patirtim, pasisemsime, vieni kitus palaikydami, galėsime eiti pirmin ir turėsime bendrą rezultatą. Mano darbo vieta Šilalės rajone, vieno garsiausio Lietuvos lakūno Stasio Girėno gimtinė muziejus. Jeigu stebit debesis, džiaugiatės saulė, dangaus kūnais, jūs turite atvažiuoti į gimtinę, kuri suteikia sparnus. Ir mūsų toksai orientacija tik tais žmonės, kurie neaktyvių kaip tik pramogų ieško, tai tie žmonės atvažiuoja ten tik pailsėti. Daugiau nieko, tik ramiai pailsėti. Vienas iš mūsų padalinių tai yra Dionizo Poškos baublių muziejus, tai yra pirmasis muziejus Lietuvoje ir tai yra mūsų stiprybė 213 metų ir šis muziejus yra Bijotose. Iš tikrųjų noriu šiandien labai pasidžiaugti, kad iš tikrųjų atvyko mūsų nemažas būrys, kad esam čia, kad galim pasidalinti apie save, papasakoti bei pasimokyti iš kitų, parsivežti tos gerosios patirties. Mes iš tikrųjų labai esame suinteresuoti į tai, kad atvažiavęs mūsų svečias, kaip mes sakom, ne turistais mes dažniausiai vadinam, mes norim, kad tie svečiai atvyktų, tiesiog kas nori papramogautų, kas nori pailsėtų. Misija šitam darbe tai pagrindinė ta, kad aš populiarinu savo kraštą, bandau populiarinti visas paslaugas, bandau būti tuo tiltu tarp turisto ir paslaugos, kad jis gautų to, ką jis ieško. Vienas šviesus smalninkietis savo sodyboje įkūrė Senovinės technikos muziejų, renka visą gyvenimą ir yra surinkęs virš 24 000 eksponatų. Viešbutis šiais metais švenčia 50 metų jubiliejiniai metai. Jisai buvo pastatytas 1975 metais, yra pilnai restauruotas. Ne pirmi metai turizmo dieną sutinkame su paslaugų teikėjais, su viso regiono paslaugų teikėjais. Tai nauda ne tik mums turizmo centrams. Ta sodyba kūriau galvodama apie svečio būtent komfortą, kaip jisai atvažiuoja, kaip jam nieko nereikia rūpintis. Turime jau stovyklavietę ir turistai, tie mūsų svečiai, stovyklautojai diktuoja, ko jie nori,
ko jie ieško. Būtent Žaliojo regiono dėka turėjau galimybę išvykti į kaimyninius miestus, nes mes esam 4 savivaldybės, tiesiog į šventes ir pamatyti tą bendrystę ir pažinti.